Sveiki! Čia NKTV, kalėdinė gruodžio 25 dienos NKTV. Sveikinam visus su gražiomis šventėmis. Ir direktorius liepia man pasirėdyti. Sako, reikia pagerbti žiūrovus, per šventės reikia visi televizijos laidų vedėjai puošiasi. Nu tai aš išsitraukiau šitą raudoną marškinėlį, kuris man yra visiškai mažas, aš nesuprantu, bet ką, kito neturiu. Va, ir orinės televizijos vedėjai puošiasi kaip įprasta visokiam brazdom, kepuraitėm ir panašiai. Ne, čia internete to nebus. Čia aš pasipuošiu specialiai kalėdoms vienu tokiu daiktu, kuris yra ypatingas. Juliau, paduok prašau ypatingą daiktą. Va. Štai. Tai yra kepuraitė su ragiukais ir bičiuliai. Svarbiausia, čia yra pats tikriausias originalus sėklos parašas. Tai dabar prisižadu visą šventinę kalėdų laidą vesti su šia kepuraitė. NKTV numeris 4. Pradėkime. Kalėdų varpeliai skelbia laiką, kuomet jau drąsiai galima valgyti ir rodyti mėsą. Ir tą progą prisiminkime praėjusios savaitės konkursą, kur slepiasi mėsa. Tame konkurse jūs turėjote atrasti mėsą laidoje. Ji buvo rodyta trumpai 6 kadriukus 1/4 sekundės. Ir teisingas atsakymas yra mėsa mūsų laidoje buvo paslėpta 13 minutę ir 45 sekundę. Jeigu netikite, pažiūrėkite dabar YouTube praėjusią laidą ir pamatysite ten pačią tikriausią mėsą. Žadėjau taip pat jums vieną dalyką, kad kiekvienas atsiuntęs teisingą atsakymą laimės prizą. Kas tai per prizas ir kodėl mes jų tiek daug iš karto išdaliname? Ogi prizas bus štai toks, bičiuliai. Dabar kiekvienas teisingai atsakęs bus įamžintas laidoje NKTV visiems laikams. Tadam, tadam, štai, pradėjo bėgti laimėtojų vardai ir pavardės. Ačiū jums visiems už dalyvavimą ir mes tiesiog galime jums taip kukliai atsidėkoti. Ačiū, kad žiūrite. Kalėdų dvasia, kalėdų dovanos. Jeigu atvirai, aš norėčiau jums nemeluoti. Ir eilinį kartą nusistebėti žmonėmis, kurie užsako ir pagamina mums prizus. Štai čia yra firminiai NKTV marškinėliai, kuriuos aš siūlau jums dabar laimėti. Žiūrėkit, jeigu aš taip pridedu čia šalia, aš nesu nei labai storas, nei labai plonas. Tai mano kūnas baigėsi kažkur va čia. O marškinėlių yra dar tiek. Tai katės maiše nesiūlau. Marškinėliai yra tokie, kokie yra. Jeigu jūs norite jos laimėti, tai jūs greičiausiai jos pasikabinsite kur nors ant sienos. Arba įsirėminsite. O galbūt eisite žaisti gatvę krepšinį. Žodžiu, bičiuliai. NKTV marškinėliai. Švarūs, tikrai nenešiuoti pažadu. Jeigu norit laimėti, NKTV svetainė, jeigu mūsų žiūrite, va čia virš video yra toks Facebooko mygtukas rekomenduoti. Jūs jį paspauskite, pasidalinkite mūsų laidos nuorodą ant savo Facebooko sienos ir po savaitėlės mes išrinksime burtų kelių vieną žmogų, kuriam padovanosime štai šiuos S dydžio NKTV marškinėlius. Tai pirmyn. Ačiū. Jeigu jau spėjote apie tai išgirsti interneto platybėse, tai nebėda. Išgirsite dar kartelį. Žinia yra tikrai smagi. Pasirodo, kad žaidimas Call of Duty Modern Warfare 3 per 16 pirmųjų pardavimo dienų uždirbo $1 milijardą. Ir sumušė Avataro arba įsikūnijimo rekordą, kuris $1 milijardą sugebėjo uždirbti per 17 dienų. Va, kompiuterinis geimas padarė Avatarą. Jėga. Rubrika Žiūrovai valdo. Rubrika, kurioje mes apžvelgiame, ką jūs mums parašote. Pradėsiu nuo jūsų korespondencijos. Modžio Džodžio Juodis siūlo padaryti mums skyrelį, kuriame mes pasakojame ir demonstruojame kažką apie naujas kompų dalis, atliekame testus, na pavyzdžiui, būtų įdomu išgirsti apie naujus procesorius, apie vaizdo plokštes ir panašiai. Juodi, tiesiai šviesiai atsakysiu tau, kol kas rimtų siužetų ir testų mes nedarysime, nes tam reikia žmonių. Žmonių, kurie skirtų darbo valandas, nes plokštę reikia gauti, plokštę reikia
sudėti, išardyti kompą, nufilmuoti, sumontuoti, parašyti tekstus, įsivaizduok, kad tai yra maždaug 12-14 valandų darbo. Ir mes čia dirbantis dabar šiuo metu negalime tiek laiko skirti tokiam dalykui, nes turime kitus darbus, kuriuose mes uždirbam pinigus ir šeimas. Bet jeigu tu pats ar bet koks kitas NKTV žiūrovas norėtų pagaminti kokį reportažą ir atsiųsti mums video, puiku, darykite, mes būtinai sėdėsime į savo laidą. Aišku, jeigu jūs ten nesikeiksite. Taip, Dovydas Bortosevičius rašo: sveiki, kada rodo jūsų laidą? Dovydai, mūsų laidą rodo tada, kada tu nori ją žiūrėti. NKTV.lt nueini ir žiūri, kada tik nori. Pavyzdžiui, prieš miegą su pienu ir sausainukais. Linas Astrauskas sako: man atrodo, jums reikia papildomo darbuotojo, kuris prižiūrėtų tvarką. Tai galėčiau būti aš. Linai, galėtum būti. Galėtum ateiti ir prižiūrėti, kad Julius spėtų pakeisti bateriją ir neišjunginėtų apšvietimo lempų, kada nereikia. Taip, ir paskutinis laiškutis šioje rubrikoje yra toks. Kažkaip per daug bando vaidinti tas nelaimės ir nelabai įdomiai visą tai atrodo. Ai, čia kaip mums akumuliatorius baigės. Okay. Niekas neliepia laikytis cenzūros, bet, dabar klausykite, bet rimtumo tikrai jau trūksta biški. Rimtumo mums trūksta. Ir tai rašo, dėmesio, mūsų laidos žiūrovas Raimoškinas Haselhofas. Rimčiausias žiūrovas. Pirmasis puslapis rubrikoje tinkle. Prisipažinsiu, visada jis man atrodo toks truputį labiau svarbus negu kad kiti puslapiai, nes jis yra pirmasis, ar ne? Tai tebūnie jisai rimtas, praktiškas, naudingas ir galbūt padėsintis jums sutaupyti pinigų. Pasižiūrim. Interneto sistema, kurią aš ir pats naudojuosi kartais ir ne per seniausiai naudojausi pirkdamas mamai netbukiuką, mažą kompiuteriuką. Va, kainos.lt. Šios sistemos esmė yra tokia. Jūs susirandate norimą prekę, na, tarkim, jūs norite įsigyti nešiojamą kompiuterį. Bala nematė. Tegul nešiojamas kompiuteris būna. Tebūnie tai kompiuteris šitas, pavyzdžiui. Deliukas, 15-kinis, ne per brangiausias. Jūs pasižiūrite čia, aišku, produkto aprašymą, bet greičiausiai jūs apie tą produktą jau būsite pasiskaitę kitoje svetainėje, čia tik ieškosite, kur Lietuvoje galima jį įsigyti. Ir tada yra skirelis palyginti kainas. Šis skirelis ir yra puslapio esmė. Žiauriai daug reklamų, žiauriai dabar prasidėjo reklamos. Va, štai šitas konkretus kompiuteris, jo kaina yra nuo 1600 praktiškai litų iki 1900. Pigiausiai jį parduoda kompiuterinė technika Ciklas. Nežinau, kas čia per pardavėją, žodžiu, einate į parduotuvę ir perkate kompiuterį jau ten. Tiesiog kainos.lt jums padeda surasti jūsų norimos prekės mažiausią kainą. Paprasta, praktiška ir patogu. Gerai. Ai, Arūnai, Arūnėlį. Ką tu veiki internete? Vaikel, ką tu veiki? Bet gerai veiki, žinau, nes kažkaip žiūrėjau ir galvoju, ai parodysim visam lietuviškam internetui šitą velniamą. Čia yra žemėlapis. Šalis nuspalvintos skirtingomis spalvomis. Žinot, pagal ką? Ogi pagal vyriškos varpos ilgį. Štai toks žemėlapis. Ir išaiškinimas lentelė. Iš karto į akis krenta raudonų šalis – Kinija ir Indija. Žiūrime į spalvas išaiškinančią lentelę ir sako, kad vidutinis varpos ilgis vyro ten yra nuo 9,5 iki 11,5 cm. Žiūrime į... yra keletas žalių spalvų. Štai pavyzdžiui, Bolivija. Kokia Bolivija žalia. Oho, 16,5 homo. Boliviečiai žvėris. Gerai, visiems smalsu ir man smalsu. Eikime į Europą, į rytų pusę ir žiūrėkime, kas yra Lietuvoje. Pilka. Kodėl pilka? Todėl, kad nėra duomenų. Bičiuliai. Kodėl jums ten nenuėjus ir nepadėjus šiam pilkam žemėlapio fragmentui tapti geros spalvos. Patartina ryškiai žalios. Tai stumkimės interneto rubrikoje toliau ir prisistumėme iki mūsų žiūrovo Jano Facebook'e rekomenduotos svetainės. Žiūrime, kas ten.
O ten yra filmukai iš YouTube'o. Iš tiesų, kasdieną YouTube'o patenka labai daug filmukų, jūs jų tikrai neperžiūrėtumėte. Bet kažkas nueina šioje svetainėje ir atrenka, tarkim, ką jie vadina geriausi dienos filmukai. Ir juos eilės tvarka chronologiškai deda. Štai pavyzdžiui, kodėlgi nepraleisti 7 sekundžių ir nepažiūrėti į meškutį, kuris moja mergaitei ate. Va, koks nuostabus meškutis, ar ne? Štai dar 7 jūsų gyvenimo sekundės prabėgo, norėčiau sakyti veltui, bet nesakysiu, kad prasmingai. bestofyoutube.com užsibukmarkina, taip kasdien pasižiūrit, kas ten naujo. Darius Šilkaitis mums parašė ant Facebooko sienos. Bet tai koks tu, Dariau, esi išdykęs? Žinai ką? Man patinka, ką tu rekomendavai. Pasižiūrėkime. Darius Šilkaitis, spėju, mėgsta išgerti. Alkoholį mėgsta išgerti, akivaizdu. Ir mėgsta klausytis muzikos. Šita svetainė parinks tinkamą alkoholinį gėrimą atlikėjų arba grupiai, kurią jūs mėgstat. Tarkim, jeigu jūs mėgstat klausytis Lady Gagos, ką jums rekomenduos svetainė išgerti? What should I drink? Degtinė. Tiesiog degtinė. Papuošta alyvuogėm. Gerai keičia muziką. Tarkim, aš mėgstu klausytis Jennifer Lopez. Gerai. Jennifer Lopez. Na, ką aš turėčiau? Kas? Vėl degtinė. Tik žiūrėkit, šiek tiek mažiau. Ten buvo 6 uncijos, čia jau 4 uncijų degtinės pakaks. Kodėl mažiau degtinės reikia Jennifer Lopez klausyti? Nežinau. Gerai, bandom dar kokią nors grupę. Tebūnie. Gerai, va, Julius sako, kad Metallica. Nu, Juliau. Taip, jeigu pažadi, kad paragausi šentą gėrimą. Pažadi? Jis sakė. Gerai, Metallica Juliui išburė 4 uncijas Romo. Pagardintas višnaite. Fantastika. Norėčiau dar pasakyti, kad laida NGTV jokių būdų neskatina alkoholio vartojimą. Tai tikrai nėra nuostabus dalykas ir tai tikrai nėra geriausia, ką jūs galite daryti su savo laiku. Žinokit, kai pabandžiau, tai juokiausi. Tikiuosi, kad juoksitės ir jūs. Eikime į Google vertėją ir Manto Banio rekomendaciją įvykdykime. Pasinaudokime Google vertėjų ir iš lietuvių kalbos į anglų kalbą išverskime mūsų princo Ryčio Cicino vardą ir pavardę. Žiūrėkit, kas dabar bus. Lietuviškai aš rašau Rytis Cicinas. Ką išvertė Google'as? Nerealu. Nerealu. Rihanna. Ir baigdama šios dienos rubriką tinkle, aš norėčiau pristatyti, galima sakyti, jau lietuviško interneto monolitu tapusi tinklaraštį nežinau.lt. Gaila, kad Džiugas jo daugiau neberašo, bet tai yra jo pasirinkimas. Ir prisiminiau jį dėl to, kad Pranas mums rekomendavo seną 2007 metų straipsnį, kuris vadinasi Išmokime naudotis Google. Pažiūrėkime, kas čia yra. Čia yra visokių paslėptų, tokių, kurių jūs greičiausiai nežinote, variantų ieškoti specifinių dalykų. Tikrai nesigilinsiu, tikrai dabar nepasakosiu, štai jums nuoroda, netingėkite, patys pasikniskite. Tai va, ačiū Pranui ir aišku, ačiū geram mano bičiuliui Džiugui, kuris kažkada labai seniai netgi buvo vienas iš vedėjų laidos NKTV. Taip, tuo metu, jeigu dar nežiūrėjote, ką padarysi, turbūt labai maži buvote. Tai va, Džiugai, linkėjimai tau ir sėkmės tame, ką dabar darai. Labai gali būti, kad pasibaigus šiam studiniam filmavimui ant mano galvos plaukų ko gero nebeliks. Dėl to, kad šiuo metu, kai mane šviečia tik lempų, jie šunta ir nežinau, kas daros. Pradeda labai stipriai niežėti galvą. Bet aš vis tiek turiu jums besišypsodamas pasakyti, kad rubrika tinkle bus ir kitą savaitę. Aišku, bus, jeigu jūs keliausite į mūsų Facebooko puslapį ir ant sienos paliksite įdomias interneto nuorodas. Ačiū jums už tai. Reikėtų dabar man truputį surimtėti, nes dabar aš kreipsiuos į žmonės ir firmas, kurie ir kurios turi pinigų ir kurie dėl kažkokių tai priežasčių vis dar mūsų laidoje neužsisako reklamos. Tikėtina,
kad per šiuos sunkius 2011 metus jūsų piniguotieji žmonės širdis sukietėjo. Visiems turbūt mums apkietėjo per šitas sunkmenas širdis. Va. Ir pabandysiu aš dabar kažkaip suminkštinti jūsų širdis per šventes. Galbūt jūs po švenčių iš karto išsisakysite mūsų laidoje reklamos. Ir minkštinsiu ne aš. Aš dabar pasitrauksiu iš kadro, va matot, aš išeinu iš kadro ir į studiją pakviečiu mūsų draugą Vytuką, kuris minkštins jūsų širdis. Rubrika, kurią remia Raimundas Bingelis. Kompiuterinis anekdotas. Tuos anekdotus jūs rašote mums ant Facebooko sienos, mes žiūrim, kas ten gero ir vieną pasakam laidoj. Sorry, tikrai nemoku to daryti, bet man padeda kompiuterinė technika. Juliau, prašau mane pagreitink. Dabar aš greitesnis ir dabar bus tikrai juokingiau, kai aš pasakosiu nemokšiškai anekdotą. Okay. Kompiuterinis anekdotas. Rytas darbe prie kompo sėdi liūdnas programuot. Liūdnas. Tai užgalvosiu, kas dabar bus? Prošalinė kolega klausia, kas yra ko toks liūdnas, kas dabar yra? Sako, neklausk. Vakar pribaubėm alaus, žinai ką darėm? Slaptažodžius kaitaliojom. Juokiamas? Labai ačiū Jums, kad Jūs taip šiltai ir maloniai priėmėte NKTV archyvo rubriką, kuri debiutavo praėjusioje laidoje ir kurioje mes pasiknisam po senas NKTV kasetes ir parodome Jums įdomybės iš anų vos ne prieš istorinių laikų. Gerai, šiandien vėlgi nusikelkime archyve atgal, vėlgi prieš 10 metų, kuomet 2001 metų gegužės 12 dieną laidos vedėjas Ernestas Janušas turėjo, švelniai tariant, keistą svečią. Pažiūrėkit. Laikas NK studijos žaidimui. Šis žaidimas paskutinysis šį pavasarį. Ir kaip bebūtų keista, mums pavyko surasti tik tai vieną žmogų, kuris sutiko sudalyvauti šiame NK studijos žaidime. Sveikas, kuo esi vardu? Prisistatyk. Sveiki, esu vardu Ernestas, gyvenu, dirbu ir mokausi Vilniuje ir kartais pavaduoju kolegą, dirbantį laidoje Naujoji komunikacija. O kodėl nutarei sudalyvauti šiame žaidime? O todėl, kad ilgą laiką jau svajoju sužaisti trečią Quake'ą kartu su tavimi. Na ir man bus įdomu sužaisti Quake'ą su tavimi, tačiau visų pirma apšilimui Blitzas. Ernestai, pirmasis Blitzo klausimas tau. Kas tai yra MPEG Layer 3? Juokauju, aišku, kad tai yra MP3. Teisybė, tuomet sunkesnis klausimas. Kokie vaizdo plokštai yra mano kompiuteryje? Pats man sakei, tai berods yra ATI Radeon su 64 MB darbinės atminties. Ar taip? Išties gera vaizdo plokštė. Na tai mes dar pasižiūrėsim, pažaisim Quake'ą. O dabar toks klausimas. Ką aš turiu rankoje? Kokį kompaktinį diską? Nespėjau žiūrėti, bet panašu, kad tai yra trečias Quake'as, kurį mes žaisim, ar ne? Ne, tu esi neteisus. Tai yra Microsoft Office Professional beta versija šios Office'o programos. O dabar siūlau tau pažaisti Quake'ą iki 10 taškų. Pradedam. Ok, pradedam. Pam. Va tokie tad reikalai dėjosi prieš 10 metų. Kažkaip man dabar pažiūrėjus neramu ir lengvai gėda prisipažinsiu. Nu, bet kas buvo, tas buvo, negali pykti. Pasirodo, kad po viso šito reikalo, pasikalbėjimo su savim, aš dar su savim žaidžiau Quake'ą. Tai jeigu man pavyks atkapstyti, aš jums parodysiu, kaip aš su savim prieš 10 metų žaidžiau Quake'ą, bet tai bus kitoje laidoje. Tai tiek. Tai dar kartą dėkui, kad žiūrite NKTV archyvo rubrikėlę. Netrukus jūs matysite žaidimus rubrikoje NKTV. Šią rubriką ruošia mūsų rubrikos redaktorius, kurio vardas Martynas, kuris prašė, pasinaudodamas savo tarnybinę padėtim, kad aš perduočiau tokią žinią. Galbūt kas nors pažįsta gerą skyrybų advokatą. Taip. Čia jūsų dėmesį žaidimo rubrika paruošta Martyno. Jūs vis mūsų prašote, kad pakalbėtume apie žaidimus mobiliakams. Ok,
Šiandien pakalbėsime. Juolab, kad geras mobiliake įkaltas žaidimas gali tapti išsigelbėjimu nuo pernelyg ilgai užsitęsusios kalėdų vakarienės. Ane? Nuobodžios šnekos prie stalo bus tikrai lengviau pakenčiamos, jei savo telefone turėsite Univo. Tai ėjimų strategija, kurioje renkatės vieną iš 3 pusių. Žmonės, roplius primenančius ateivius kralensus arba technologiškai pažangius titanus. Kiekviena šių pusių turi savų privalumų. Štai pavyzdžiui, vadinsiu aš juos kraliečiais, gerai, nepykit. Štai pavyzdžiui, kraliečiai pasižymi tuo, kad jų kariai yra pigiausi, taip pat jie greičiausiai gyja. Titanų kariai tuo tarpu yra brangiausi, lėtai gyja, tačiau jie yra galingiausi žaidime. Žmonės yra kažkur per vidurį, tačiau turi galingiausią skraidantį vienetą. Kiekvienoje kariuomenėje rasite pėstininkus, inžinierius, kurie padės greičiau gydyti kariauną. Taip pat po vieną lengvą ir manevringą karį, skraiduolį, jų tiesa neturi titanai, sunkų tanką, artileriją ir laivą. Laivus statyti galėsite tik tose žemėlapiuose, kur yra uostai. Žaidimas vyksta paprastai. Iš pradžių pasirenkate, kokį žemėlapį žaisite. Tada išsirenkate rasę, už kurią kariausite. Žemėlapiai yra skirtingų dydžių. Juos žaisti gali nuo 2 iki 8 žaidėjų. Tai padarę nusprendžiate, ar žaisite prieš draugelį ar kompiuterio valdomus botus. Jei nuspręsite žaisti su sėbru, teliks pasirinkti jo niką ir kompiuteris automatiškai išsiųs pakvietimą. Jei žaisite prieš botus, viskas dar paprasčiau. Pasirenkate jų skaičių ir pradedate žaidimą. Veiksmas vyksta ėjimais. Tai yra, savo ėjimo metu gaminate kariuomenę ir duodate kariams nurodymus. Resursus gaunate priklausomai nuo valdomų bazių skaičiaus, tai yra už kiekvieną bazę po tam tikrą skaičių kreditų. Žaidimo tikslas – užimti visas priešininko bazes. Univo yra įtraukiantis kaip pelkė, ypač dar jei žaidžiate su draugais iš ko nors. Kadangi esame ne televizijoje, tai galime sakyti, ypač jei žaidžiate su draugais iš pinigo. Tik nepasimaukite ant mūsų žaidimų redaktoriaus Martyno Kabliuko. Nes pinigus pasirodo moka kažkas ne jam, o jis moka žmonai už tai, kad ši leistų jam žaisti. Turiu tokią informaciją. You don't look... Need something? Kaip ir kiekvienais metais tinklalapis GameSpot renka geriausius metų žaidimus. Galbūt tai buvo paskutiniai tokie rinkimai, nes kitais metais juk vyks pasaulio pabaiga. O gal pasaulį tiesiog užpuls gigantiški drakonai? Labiau tikėtina ši versija. Mat geriausių iš geriausiųjų GameSpot pripažino 5-ąją The Elder Scrolls dalį Skyrim. Dėl medalio taip pat varžėsi Batman Arkham City, Dark Souls, Dead 3, Gears of War 3, Ghost Trick, Portal 2, Shogun 2, The Witcher 2 ir Xenoblade Chronicles. Pusė pavadinimų mums išlieka mistika, tačiau redaktorius liepia pasakyti, kad jis visiškai sutinka su GameSpot vertinimu. Įdomu, ką šio klausimu mano jo pačiutė. Martynas taip pat griežtai uždraudė operatoriui rodyti kitų žaidimų vaizdus, tad kol kalbėsiu apie kitas nominacijas, turėsite grožėtis žiema ir drakonais. Sorry, vyručiai, aš čia bejėgis. Taigi, geriausių žaidimų mobiliakams buvo pripažintas Super Brothers Swords and Sorcery. Šis RPG yra išties vertas dėmesio. Mat jo kūrėjai akivaizdžiai daugiau dėmesio skiria žaidimo procesui ir istorijai, nei grafikai. Tiesa, žaisti jį galima tik su iPhone'ais. Geriausių žaidimų Wii konsoliai išrinktas Xenoblade Chronicles. Tuo tarpu PS3 kategorijoje niekam nepavyko pralenkti Portal 2. Xbox 360 ir PC kategorijose triumfavo, na taip, kasgi dar, jei ne Skyrim, kurio vaizdus esame priversti ir rodyti. Metų strategija išrinkta Total War Shogun 2. Atrodo, kad šios serijos kūrėjai sugeba kas kartą iš naujo pažvelgti į žanrą, kartu išsaugodami tai, už ką žaidėjai eina iš proto dėl Total War. Geriausių sporto žaidimų išrinktas NBA 2K12. Dėl šios pozicijos visiškai sutinkame ir mes. Tiesa, iki pilnos laimės trūksta to, kad 2K Games išleistų atnaujintą versiją su naujomis komandų komplektacijomis. Nekantraujame pažaisti už Joną Valančiūną ar Donatą Motiejūną. Geriausia šaudyklė Gears of War 3. Nežaidėme, todėl nuomonės neturime. Įtariame, kad bus daug nepateikintų grūmojančių kumščiais ir klausiančių, kodėl ne Battlefield 3? Mes atsakymą šį klausimą neturime, bet pasidžiaugti galime nebent tuo, kad geriausia šaudyklė netapo Duke Nukem Forever. Kas išrinktas geriausių metų RPG kalbėti net neverta, visi patys puikiai žinote.
Tad einame prie kovinių žaidimų, kur laimėtojų šiemet išrinktas The King of Fighters 13. Nieko apie jį nežinome, tik skaičius 13 kelia intrigą. Gal jis tikrai toks geras? Jei bandėte, parašykite mums, ką apie jį manote. Geriausios lenktynės Dead 3, o geriausias nuotykių žaidimas Batman Arkham City. Tikrai taip, kaip ir kiekvienais metais, nuotykių žanras po truputį nyksta iš žaidimų žemėlapio. Tad Batmaną išbandyti rekomenduojame visiems, kas mėgsta pasukti makaulę. Redaktorius Martynas dar liepia paklausti, koksgi žaidimas jums labiausiai patiko šiemet. Jis aišku tikisi, kad atsakymas bus Skyrim, bet jūs nekreipkite dėmesio į jo prašymus ir parašykite, kaip yra iš tiesų. Mums Facebook'e tiesiog ant sienos. Ačiū. Dėkoju, kad žiūrėjote Kalėdų NKTV laidą. Interneto eros NKTV numeris 4. 5 laida po savaitės. Pažadam padarysim. Kas bus po savaitės? Sausio 1 diena, 2012 m. sausio 1 ir jūs ją jau nuo pat vidurnakčio, nuo pat 1 sekundės galite pradėti su mūsų laida, nes mes įdėsime ją naktį. Kai šausim šampaną, iškart kelsime į internetą. Pamenat, ką visą šią savaitę žadėjau šitos laidos anonsą? Ogi, patikrinti, ar mūsų šamas Gintautas Kalėdų naktį prašneks. Tai eikime pažiūrėti, pabandykim pašnekinti šamą Gintautą. Va, šamas Gintautas. Jam iš tikrųjų yra daugiau negu 10 metų, tiek kiek laidai NKTV jis matė ir girdėjo, o jei tikrai daug. Jeigu jis dabar prašnektų, ką aš pabandysiu padaryti prašnekinti, tai pasakytų jums labai daug apie mūsų laidą. Gintautai, kuku, ar esi Facebook'e? Turi smartphone'ą? Neturi smartphone'ą, bet gal atsakys kažką. Ne, šamas Gintautas tyli, kaip vandens į burną prisėmęs. Kalėdų stebuklas neįvyko. Bet kita NKTV laida, bet kuriuo atveju pasirodys po savaitės jau 1 2012 metų dieną. Ir laikykime tradicijos ir pabaikime laidą negatyvių komentarų. Tu išsitrauksiu ir pasakysiu jums. Brigita Marija Saliklytė rašo. Ką aš žinau? Tobulėti ir tobulėti. Nieko naujo nesužinojau, tik sugaišau laiką. Studija – košmaras. Pasikvieskit, kad kas grafiti padarytų ant jūsų tos sienos. Apšvietimas – košmaras. Atrodo, kad stalinę lempą naudotumėt. Pati laida, saitai visai neunikalūs, juk yra daug geresnių. Paieškoti tik reikia, visi be naudos, nepraktiški, neįdomus. Naujienų apie technologijų pasaulį – 0. Brigita Marija Saliklytė, ačiū tau. Taigi, baigiame 2011-osius, susitiksime 2012-ose 5 laidoje NKTV. Ate.